2013 aš labai daug norėjau kurt, bet aš neturėjau tų konkrečių kūrybinių, atrodo, įrankių. Ir vat reikėjo tokio truputėlį laiko, kol tie kūrybiniai įrankiai ir mane surado, ir aš juos suradau. Kas man veikia, ir kaip aš prieinu prie judesio, kaip prie kūno ir panašiai. Ir va tada atsirado toks kūrybinis bumas, kai aš galbūt kažkokius tai įrankius radau, kurie man veikia tuo metu, nes jie dabar vėlgi tie įrankiai yra natūralu, jie karts nuo karto keičiasi, kažkokie išlieka. Aš ėjau ir aš tiesiog norėjau šokti. Ta prasme, aš norėjau šokti, bet tada aš negalvojau daug nekvestionavau daug, bet ir manęs niekas nemokė iki to labai daug kvestionavimo, to kažkokio analizavimo. Nes tai galų galia patys mokslai, jie nebuvo orientuoti visiškai, tai jie buvo orientuoti į pačią pedagogiką. Pagrindinis dalykas, ką aš atsinešiau iš tų mokslų, tai išvažiavimas į užsienį. Erasmus, kur va ten ir įvyko supratimas, kas gali būti šiuolaikinis šokis. Iki tol jo tokio žavio supratimo, aš 13 metų tautinis beveik šokau. Kai įstojau į mokytis, pirmus metus tai ten vis tiek baletas, tautiniai šokiai, šitie dalykai visi ir tiek. Kaip ir tautiniai daug metų šokis, šis gerai visai sekėsi, bet paskui antram kursą prasidėjo šiuolaikinis šokis. Ir tada galvojau, čia tada truputėlį to supažindinimo, bet tai nebuvo tas giluminis, tai buvo tiesiog apčiopimas tos technikos, to momento, to modernaus technikos, tos truputėlį momentas, tas apie svingavimą, apie kritimą, apie svorį, apie užsimetimą, apie visus tuos kažkokius tai niuansus, spiralės, ten žodžiu. Ir kai aš išvažiavau Erasmus, ir kai aš gavau konkrečiai Graham techniką 3 kartus per savaitę, Limon techniką, releasas visas, kartą į mėnesį rašto darbai, analizės. Ir tada dar viena tokia paskaita buvo Contemporary Performance Project, kur mes, aš nežinau, ką mes veikėm, negaliu pasakyti, labai daug dalykų darėm. Mes tiesiog analizavom įvairiausius menininkų manifestus, kūrė, ieškojom kaip nešokt, bet judėt, kaip šokt, bet nejudėt, kaip ieškoti to santykio, kur yra performatyvumas, kur yra judesys, kur yra šokis, kažkokia mikso, kaip atskirti, kaip sujungti, kas tai gali būti mums, mūsų kūnuose. Ir tada kažkas susijungia galvoje, tas, kad yra labai platu, yra labai daug. Tuo metu tai buvo tokio tyrinėjimo, paieškojimo tas momentas. Pajutimo, kur be konkretaus rezultatų. Nespaudžiant savęs, mums reikia to, mums reikia to, mums reikia to. Ir mes ten tiesiog tada daug žmonių, mes ten visai nemažai su menininku kalbėjom, su fiziku kalbėjom, fizikos vadovėlius skaitėm, kad būna 20 kelių metų, tu pasiemi fizikos vadovėlį, pasiemi fizikos knygą, ir tu bandai suprasti, kaip ten erdvė veikia, kaip jinai bendinasi, kaip laikas veikia, kaip ten viskas susijungia, kaip ten, iš filosofijos knygos, kaip ten filosofai kažką. Mes replikavom dar ir individualiam stipendijom su visą šitą pabandyti sukonkretinti, kas ten buvo. Vėliau jau kvietėm nebe pokalbį į menininkus, bet pajudėti kartu su to mintim ir idėjom, kurios kilo iš visų tų pokalbių, kas tai galėtų būti, kas ta tuščia erdvė mūsų kūne, bet kvietėm pajudėti ir tiesiog eksperimentuoti. Mes paskui ištyrinėjom ir dar pavykom 2 metam susigulėti. Mes susitikdavom, mes padiskutuodavom. Mes nežiūrėdavom į užrašus, mes bandydavom keliauti tai, kas mums įstrigo. Mes susitikom po 3 mėnesių. Kas mums yra. Tai tema ta natūraliai išeidavo, nes mums abiem dar buvo įdomu, kas tai yra, ką mes ten darom. Ir paskui nusprendėm, kad jau nesakom grįžti į Lietuvą, viskas. Važiuojam, tuomet darom, pabaigiam. Nes mums ir patiems nori tokį ir etapą turėti, nes po 20-24 metai tokį, kur but this is what we came to. This is the conclusion that we made. Ir mūsų meninis priėjimas prie tos tokios abstrakčios temos.
tada aš norėjau visko, kas yra sunkiausia fiziškai. Tai tarkim, nežinau, man reikia tą flipą išmokti, man tą reikia padaryti. Dabar, ar man reikia šito flipo? Nu taip, smagu išsibandyti, smagu išsitreniruoti, lavinti tą kūną, taip, bet ar man reikia daryti, kartoti jį tol, kol aš jį visiškai pagausiu čia ir dabar ir nepaleisiu aš jo, arba kur aš tiesiog ramiai leisiu jam pabūti ir po kurio laiko galbūt grįžt, gal jis atsiras, gal jis susidėlios kūno atminties visą į savo vietas, ar toks, kur aš turiu dabar čia save taip nualinti, atsiranda truputėlį. Nežinau, kiek tai yra savisauga, aš nežinau, atsiranda kiek toks, bet tai yra rūpestis savimi, savo kūnu, aš pavadinčiau, nes kur aš eisiu dabar čia flipint? Gatvėje, link stotelės, flip, nu ne. Ir galų galiai, kai ten darbe, tai nėra pirminis dalykas, turi kitiem parodyti ar išmokyti kažką. Tai va, tai tas kūnas truputėlį jau kitas santykis yra. Kad man patinka fiziškumas toliau, tai štai. Man patinka ir save pakankinti fiziškai patinka, prakaituoti patinka, šlapiam iš salės išeiti patinka, raumenų kitą dieną skausmas. Visi šitie dalykai lygiai taip pat patinka. Bet yra tam tikri momentai, kur senos traumos, tu visada apie jas truputėlį pagalvoji. Kaip mokytas, tu kartais pameti buvimą pats formai. Jeigu tu labai norėjai pedagogą, tu negali visą laiką šokti kartu su mokiniais. Tu turi duoti ir jiem patiem paimti, surasti, išieškoti. Tu negali visą laiką rodyti priešais. Ir galų gale ir automatiškai tu pats kažkurio metu pradėti truputėlį mažiau judėti. Ir jeigu tu nesilankai pastoviai trenažuose, kažkokiuose, kur tu pats netobulėji, nepalaikai, gal neturi neprivalai ten pelekento palaikyti fizinę formą kažkokią, tai fizinę ištvermę, kardio, raumenų galimybę, visą kūno galimybės, tai kai tu tą truputėlį praleidi ir tada tu bandai staigiai kažką padaryti. Tada kūnas sako, klausyk, tau reikia apšilimo, rimtesnio prieš tai truputėlį. Žinai, kaip pirmokas visada praktikuoji, sakai mokiniam, kad ateikite anksčiau prieš 10-15 minučių, skirkit savo laiko, pasidarykit, ko jūsų kūnui reikia, ar prieš pamoką. Tiesiog, jeigu pavyksta, žinoma, ne visada dažnai pavyksta, bet jeigu pavyksta skirti 10-15 minučių, pasidaryti to, ko reikia tavo kūnui tą dieną. Vieną dieną galbūt reikės daugiau prasitemti, kitą dieną norėsis daugiau suaktyvinti kūno raumenyną kažkokį. Jaunesnis, kai mokytas buvo, aš to kažkaip labai stipriai neakcentavau, tu eini ir važiuoji. Dabar jau truputėlį metuose ir kūnas truputėlį ir savo dalykų reikalauja ir tada tu automatiškai pradedi pasakoti ir bandyti nukreipti jauną tą kūną tą linkmę, kad pradėti rūpintis tą visą tokią mantrą žodį savo truputėlį savo. Stebėti, analizuoti, jausti ir tada gal jums geriau, gal mažiau turės kažkokių nelaimių, gal kaip tiesiog šiek jums geriau savo, tai kažkokią pagalbos įrankį ieškoti. Nu yra ta kita pusė, yra ta atlikėjo pusė, kur aš bandau suprasti savo santykį, kaip jisai pasikeitė, ir kas jisai, ir koks jisai yra, ir aš negaliu pasakyti kol kas konkrečiai, nežinau, kad jisai pasikeitė, tai 100%, kur aš verždavausi į sceną anksčiau ir aš noriu ten būti ir man reikia ten būti, kur dabar yra kartais toks, aš noriu, tada paklausiu, ar aš turiu ką pasakyti. Tai nežinau, čia toks proto atėjo, galbūt daugiau suventi. Ir tada kartais tas atsiranda, kad galbūt aš neturiu ko pasakyti. Šiuo metu. Ir mano pati kūryba nekuriu labai daug. Jeigu buvo ir anksčiau, pavyzdžiui, ten buvo kažkur, tarkim, apie 17-19 metus, man buvo toks kažkoks kūrybinis explosionas.
Aš norėjau kurti, aš kūriau ir serčiau, dariau nesąmonės, klydau, sakydavo šūdą, sakydavo, nu ir gerai, faina, man vis tiek patinka. Kur dabar nėra, kad jisai išblėso, bet jis labai stipriai pakito. Kad vietoj perdiktavimo, pelti kažkokios šovė mintis ir tada tu pirmą dabar tą mintį tu ją analizuoji, pirmą ieškai, kas tai galėtų būti iš tos intelektualios pusės. Bet tai to, kad tiesiog let's go. Činovas buvo didelis baubas. Su juo kovojau. Buvo labai nedrąsu, buvo labai baisu, daug nepasitikėjimo savimi ir to bandymo įrodyti, kad aš esu pakankamas. Paskui su metais truputėlį ateina tas, kad aš neprivalau įrodyti, kad aš esu pakankamas niekam, tik tai savo. Vienas lektorius ar lektorė, nebepamenu, atsimenu žodžius, kad jeigu tu jau esi scenoje, tai jau yra įrodymas viską, to daugiau nieko daryti. Tu tiesiog esi. Bet šitie žodžiai yra, kad man taip tada įstrigo, kad it's enough. It's enough that you're alright. If you're on stage, this is a proof enough. Čia neturi niekam nieko, tu turi tik tai savo įrodinėti, jeigu tu nori gali. Bet žiūrovai tu neturi nieko įrodinėti. Turėjom žiūrovui perteikti daugiau tai, ką tu nori, o ne įrodyti kažkokį savo gebėjimus techninius ir panašiai. Techniniai gebėjimai pakeliui ir atsiskleis, kol tu darai, kol tu bandysi paaiškinti, parodinti, apie ką tu šoki, kam tu šoki, dėl ko tu šoki, apie kodėl tau tai yra svarbu ir ta koncepcija kažkokia galbūt ar kažkas. Tai va tada ir įrodymas įvyks. Nereikia papildomai daryti kažko dėl to. Šiaip regionų žiūrovas ir Lietuvos yra fainiausias. Jis labai nuoširdus yra. Pasako nesąmonę, aš nesuprantu. Tai problemos. Bet tai nepasako nesąmonę, aš nesupratau, ne iš neigiamos pusės. Tiesiog tai todėl, kad taip žmogus jaučiasi, tiesiog paprastai, nesureikšmindamas kažkokių asmeninių dalykų visiškai. Ir arba pasako ten, nežinau, ir tu visokiausių turbūt pasako, nesąmonę nesupratau, arba kitam būna, kad patūsinau viduj. Faina, gerai, ir kartais ir toks feedbackas yra gerai, bet kartais mes patys kaip profesionalai mes nesubam net paprasto tokio pasakyti kartais. Toks truputėlį yra stabdis vidinis kažkoks. Mane labai įkvepia klasikinė muzika. Tai aš dabar visiškai pasinešęs esu ant Šuberto. Tiesiog ne. Aš tiesiog vakar važiavau atgal į Vilnių, 3 valandas kelionę truko autobusu. Aš visą laiką Šubertą priklausau. Kelias dienas prieš važiuodamas į Rokiškį, aš Šubertą dėjau klausą. Ir tiesiog dabar man yra Šuberto fazė. Prieš tai buvo Linco fazė. Aš tiesiog pasinešu tokią fazę, kad klasikinė muzika mane labai stipriai įkvepia, nes jinai turi melodiją, o melodija turi istorijas. Leidžia paskęsti kažko.